Hei, čia Ramūnas iš Atmerk akis, turiu 2 žinias, netgi rašinėjau video, nes ką tik tai gavau e-mailą, tai turiu pranešti būtinai. Vienas tai yra, kad šiandien yra webinaras vakare, o antra yra, kad jau paaiškėjo laimėtojai. Man ką tik Forum Cinemas atsiuntė, kas yra laimėtojai, mūsų Wall Street'o Vilko bilietų laimėtojai, tai yra Dominika, Paulius, Darius ir dar kažkas. Tai taip, šitie laimėtojai, va šitie va. Rašau dainas bei... Žmogaus, su kuriuo norėčiau nueiti į šį filmą, vardą kol kas pasilikčiau paslaptyje. Tai siūlau tau padaryti tokį patį video. Tai gal biški, kažkiek prikolnesnį ir įdomesnį. Aš esu Dominika Matveika ir aš noriu pamatyti filmą Wall Street'o Vilkas Forum Cinemas kino teatre Vilniuje. Taip, šitie va laimėtojai, tai jiems asmeniškai pats pranešiu, bet jie laimėjo. Man Forum Cinemas patys atsiuntė laimėtojus, tai aš kaip ir nieko neturėjau jokio balso. O antras dalykas, šiandien yra webinaras. Webinaras yra vakare 20:30. Webinaro tema yra labai aktuali visiems. Tai yra, ką daryti, jeigu esu pasimetęs. Ką daryti, jeigu turiu kelias kryptis, nežinau ką daryti, arba turiu kryptį, kurią noriu daryti, bet dabar yra 100 ar 10 veiksmų, kuriuos turėčiau daryti, bet nežinau nuo ko pradėti, kurį pirmą ir apskritai, ar kurį reikia daryti. Tai šiandienos webinaro tema bus ir parodysiu, kaip velniškai daug nuveikti, kai esi pats pasimetęs, kai nežinai, kurią kryptį rinktis ir esi užstrigęs, sakykime, tame taške, kai aš nežinau, ką pasirinkti. Tai man reikia pasižinoti, šiek tiek pasigilinti, ne kurį tašką rinktis. Tai koks sekantis žingsnis? Kaip žinoti tą sekantį žingsnį, kurį mes padarę, mes gautume rezultatus ir eitume į priekį, nesustoję. Tai šiandienos tema bus tokia ir kad ir galbūt, žinai, aiškiai krypti tikrai duos tokių patarimų, kuriuos galėsi naudoti tikrai daugelį gyvenimo sričių, nes tai yra universalūs principai. Bet būtent, jeigu esi pasimetęs, ką toliau daryti, sekantį žingsnį ir kaip velniškai daug nuveikti, kai esi visiškai pasimetęs. Tai va, sveikinam laimėtojus, sveikinam visus su pavasariu, šilta diena, reikia dviratį jau traukti ir pasimatysim vakare 20:30 nuorodą, kuri bus apačioje. Tai tiek, dėkui, iki.